turėjau tokią diskusiją, manęs klausė, pardavėjų gimstama ar tampama. Mano nuomonė, verslumą mes atsinešam. Reiškia, tai yra įgimtas dalykas. Ar aš turiu tą verslumo gyslelę ar ne, bet įgūdžius parduoti, tirti, analizuoti rinką, savo gebėjimus, pritaikyti savo tinkamiausią būdą, atsirinkti produktus, nes tu turi iš to jausti ir malonumą, ar ne? Ir tie visi kiti strateginiai niuansai yra įgyjami, bet verslumas yra įgimtas. Va tokia mano nuomonė. O kaip jūs galvojat? Nes man atrodo, kad pavyzdžiui, aš galėčiau parduoti bet ką, kas man patinka. Nuo automobilių iki maisto ir ne maisto prekių. Tiesiog bet ką. Nes tai, aš matau tame prasme, žinot, man labai patinka tai daryti, man patinka dalintis, man patinka rekomenduoti, man patinka, kai produktas arba prekė atranda namus, kurie yra labai laukiami į tuos namus, tos prekės, ar ne, kam labai tų produktų reikia. Tai čia yra tokia tarsi tiltą mes nutiesiam tarp pasiūlos ir paklausos. Tam, kam to produkto reikia, tą produktą mes ir parodom tam žmogui. Taip padedam atrasti tuos produktus, kurių reikia žmogui. Tai vat, labai yra ir gilių prasmių tame, ne vien tik tai pardavimas, ar ne? Tai aš matau, vat kažką tame ir gero labai, žinot.